Labą dieną visiems. Šiandien turim 154 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie meno raidą XIX amžiaus pradžioje, XX amžiaus pradžioje. Tame laikotarpyje šį kartą pratęsime pirmiausiai apie literatūrą. Taigi XIX amžiaus pradžioje literatūroje, kaip ir visame mene, įsigalėjo romantizmas. Šio judėjimo atstovai kūryboje ypač daug dėmesio skyrė emocijoms, intuicijai, fantazijai. Nepatenkinti esamą realybę, romantikai savo žvilgsnį kreipė į praeitį. Jie aukštino individą, laisvą nuo sustabarėjusių visuomenės normų. Romantikų herojai vieniši, linkę aukotis, aplinkinių nesuprasti. Daugelio romantikų kūryboje atsispindėjo tautų išsivadavimu iš priespaudos idėjos. Ypač tai ryšku anglų poeto sero Džordžo Gordono Bairono kūryboje. Aktyvi Bairono visuomeninė pozicija išryškėjo jo kalbose parlamente, kai jis buvo prieš mirties bausmės įvedimą mašinų laužytojams, tai yra luditams. Gyvendamas Italijoje, Baironas pinigais ir ginklais rėmė slaptas draugijas, kovojusias dėl šalies suvienijimo ir nepriklausomybės. XIX amžiaus pradžioje, graikams pradėjus kovą prieš turkus dėl nepriklausomybės, Baironas išvyko į Graikiją kovoti su turkais. Ten poetas susirgo ir mirė. Vokietijoje XVIII amžiaus pabaigoje, XIX amžiaus pradžioje kūrė Johanas Wolfgangas Gėtė. Rašytojas priklausė, kabutėse, audros ir veržimosi sąjūdžiui, kurio nariai atmetė klasicistinės kūrybos taisykles ir pasisakė už nevaržomos asmenybės kūrybos laisvę. Sąjūdžio atstovai idealizavo ryšį su gamta, daug dėmesio skyrė tautosakai. Gėtė, gyvendamas Veimare, užėmė aukštus valstybinius postus. 1792–1793 metais dalyvavo vokiečių kunigaikščių koalicijos karo žygyje prieš Prancūziją. Pasaulinę šlovę Gėtei atnešė romanas, kabutėse, jaunojo Verterio kančios. Svarbiausias Gėtės kūrinys – eiliuota tragedija, kabutėse Faustas, kurią su pertrūkiais rašė 60 metų. Žymiausias prancūzų romantizmo atstovas buvo Viktoras Hugo. Jis aktyviai dalyvavo politiniame Prancūzijos gyvenime, už kritinį veikalą prieš Napoleoną III buvo ištremtas iš Prancūzijos. Vėliau buvo išrinktas nacionalinio susirinkimo deputatu. Daugelyje
Hugo romanų atsispindėjo istoriniai įvykiai. Romane "93" rašytojas pavaizdavo Prancūziją revoliucijos metais. Rašytoją ypač išgarsino tokie romanai kaip "Paryžiaus katedra", "Vargdieniai", "Žmogus, kuris juokėsi". Romantizmo kryptį XIX amžiaus viduryje pakeitė realizmas. Tikras savo epochos metraštininkas buvo prancūzų realistinio romano autorius Honoré de Balzacas. Jis parašė "Žmogiškoji komedija". Rašytojas buvo nepaprastai darbštus, per parą jis dirbdavo po 14–16 valandų, daug kartų taisydamas jau parašytus kūrinius. Tačiau sunkus darbas anksti palaužė rašytojo sveikatą. Balzakas savo romanuose kritiškai pavaizdavo XIX amžiaus pirmos pusės Prancūzijos visuomenę. Daugelyje rašytojo romanų aprašyta, kokias pasekmes žmogaus gyvenimui sukelia beatodairiškas turto ir garbės troškimas. XIX amžiuje Rusijos rašytojas Levas Tolstojus savo žymiausiame romane "Karas ir taika" pavaizdavo 1812 metų didvyrišką rusų tautos pasipriešinimą prancūzams. Rašytojas aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, rašė publicistinius straipsnius, organizavo pagalbą badaujantiems valstiečiams. Tolstojus sukūrė visuomenės pakeitimo programą, kurios svarbiausias principas buvo nesipriešinti blogiui smurtu. Kitas žymus to meto rusų rašytojas buvo Fiodoras Dostojevskis. Savo protėvius rašytojas kildino iš Lietuvos. Už aktyvią visuomeninę veiklą Dostojevskis buvo nuteistas mirties bausme, bet prieš egzekuciją mirties bausmė buvo pakeista katorga. Žymiausiuose savo romanuose "Nusikaltimas ir bausmė", "Broliai Karamazovai" rašytojas bandė pažvelgti į tamsiausias žmogaus sielos gelmes. XIX amžiuje JAV kūrė žymus novelistas ir poetas Edgaras Alanas Poe. Rašytojas išgarsėjo savo detektyvinio turinio novelėmis, kuriuose paslapties atskleidimas buvo derinamas su išsamia aplinkos ir veikėjų psichologijos analize. Ypač vaizdžiai XIX amžiaus gyvenimą JAV savo apsakymuose pavaizdavo Henris. Pagrindiniai trumpų apsakymų personažai yra fermeriai, kaubojai, klerkai, tai yra tie, kuriuos paprastai vadina "mažaisiais žmonėmis". JAV rašytojo Džeko Londono gyvenimas buvo toks pat permainingas, gausus nuotykių, kaip ir jo apsakymų ar romanų herojų. Londonas buvo jūreivis, aukso ieškotojas, bedarbis, žurnalistas. Jo kūrinių personažai drąsūs, nebijantys kovoti su atšiauria gamta, ištikimi draugystei. Londonas autobiografiniame romane "Martinas Idenas" atskleidė tragišką talentingo rašytojo likimą. Klausimai ir užduotys. 1.
Trumpai papasakokite apie literatūrą. Kokios pagrindinės idėjos atsispindėjo rašytojų romantikų kūryboje? Kuo rašytojų realistų kūryba skyrėsi nuo romantikų kūrybos? Surašykite rašytojų aktyviai dalyvavusių politiniame to meto gyvenime pavardes. Sudarykite ir užpildykite lentelę, kurioje atsispindėtų XIX amžiaus literatūros stiliai, kūrėjai ir jų kūriniai. Pasakokite, atsakykite, surašykite, sudarykite ir užpildykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.